Alisa veidrodžio karalystėje ir ką Alisa ten išvydo. Pirmas skyrius. Namas veidrodyje. Aišku tik tiek, kad baltasis kačiukas čia nieko dėtas. Tai vien juodojo kačiuko kaltė. Mat senė katė jau gerą ketvirtį valandos prausė snukutį baltajam ir jis laikėsi gana padoriai. Taigi matote, baltukas negalėjo tų aibių pridaryti. Katė Dina, dabar Alisos vadinama Murkė, prausė savo vaikučius šitaip. Iš pradžių ji letina nutveria vargšiuką už ausies ir tada trina prieš plauką jam snukutį, pradėdama nuo nosies. Tuo metu, kaip jau sakiau, ji iš peties prausė baltąjį, o šis visada ramiai gulėjo ir bandė murkti, be abejo suprato, kad visa tai daroma jo labui. Juodulis buvo nupraustas anksčiau, ir kol Alisa snūduriavo susirangiusi didžiulio fotelio kampe, protarpiais kažką bambėdama po nosimi, jis neapsakomai smagiai žaidė su Alisos suvytų vilnonių siūlų kamuoliu, ritinėdamas jį pirmyn ir atgal, kol visai ištaršė. O va susiraizgę siūlai drykso paskleisti palei židinį, o kačiukas sukasi tarp jų, gaudydamas savo uodegą. Ak, tu išdykėlė, tu palaidūnė, sušuko Alisa, griebdama kačiuką ir tik probėgšmais jį bučiuodama, kad tas suprastų patekęs į nemalonę. Murkė turėtų tave išmokyti mandagiau elgtis. Turėtum, Murkė, pati žinai, kad turėtum, kiek galėdama pikčiau pridūrė Alisa ir priekaištingai atsisuko į senąją katę. Paskui, pasiėmusi kačiuką ir siūlus, įsirepečkojo atgal į fotelį ir vėl pradėjo vynioti kamuolį. Bet darbas nėjo labai sparčiai, nes Alisa visą laiką plepėjo tik čia su kačiuku, čia pati su savimi. Juodulis kuo rimčiausiai tūnojo Alisai ant kelių, apsimesdamas žiūrys, kaip jai sekasi. Kartais jis ištiesdavo letenėlę ir švelniai paliesdavo kamuolį, tarsi sakytų, jei galėčiau, mielai tau padėčiau. Juoduli, ar žinai, kas rytoj bus, paklausė Alisa. Atspėtum, jei būtum buvęs su manim prie lango, bet tuomet Murkė prausė tave. Aš mačiau, kaip berniukai rinko pagalius laužui, o kiek jų daug reikia. Bet ėmė taip šalti ir snikti, kad jie turėjo liautis rinkę. Neimk į galvą, Juoduli, mes rytoj vis tiek eisim žiūrėti laužo. Čia Alisa 2 ar 3 kartus apsuko siūlo kačiukai aplink kaklą, šiaip sau, tik norėdama pamatyti, kaip atrodys. Bet kačiukas šoko gintis, kamuolys nuriedėjo ant grindų ir vėl gerokai atsiviniojo. Žinai, Juoduli, aš labai pykstu už visas tavo išdaigas, kalbėjo Alisa toliau, kai tik jie vėl patogiai įsitaisė krėslę. Jau ketinau atidaryti langą ir išmesti tave į sniegą. Juk tu išdykėli to prašyte prašaisi. Kuo gali pasiteisinti? Dabar nepertrauk manęs, ji iškėlė pirštą. Aš išsakysiu visas tavo šunybės. Pirma, tu dusyk cyptelėjai Murkės prausiamas šį rytą. Neišsiginsi, Juoduli, pati girdėjau. Ką sakei? Alisa nudavė, kad kačiukas kažką sako. Ji letina užgavo tau akį. Na čia jau tu pats kaltas, ko neužsimerkiai. Jei būtum gerai užsimerkęs, nebūtų taip atsitikę. Nesiteisinko, klausyk. Antra, tu truktelėjai baltuką už uodegos, kai padėjau jam lėkštutę su pienu. Ką, buvai ištroškęs? O iš kur žinai, kad jis nebuvo ištroškęs? Ir trečia, man nematant, ištaršiai visą kamuolį. Va, Juoduli, 3 tavo prasižengimai ir ne už vieną nesi baustas. Žinok, trečiadienį bausiu tave už viską iš karto. O jeigu mane baustų už viską iš karto? Alisa ėmė kalbėti daugiau su savimi negu su kačiuku. Ką man padarytų gale metų? Ko gero atėjus bausmės dienai pasodintų į kalėjimą. Arba, jei už kiekvieną prasižengimą paliktų mane be pietų, tai išaušus šiai liūdnai dienai negaučiau 50 pietų iš karto. Na, dėl to taip nesikrimščiau. Dargi daug geriau būtų likti be pietų, negu juos valgyti. Girdi, Juodulį, kaip krenta ant lango snaigės, kaip tyliai ir švelniai jos priglūsta, tarsi bučiuotų stiklą iš lauko pusės. Matyt, sniegas myli medžius ir laukus, kad taip švelniai glamonėja juos. Meiliai apklosto baltais patalais ir tikriausiai sako, miegokite, mielieji, iki kitos vasaros. O kai jie pabunda vasarą, visi žaliai apsitaiso ir tik vėjui papūtus ima šokti. Oi, kaip gražu, sušuko Alisa ir paleidus siūlų kamuolį suplojo rankomis. Kaip norėčiau, kad taip iš tikro būtų. Juk niekas neužginčys, kad rudenį, kai lapai paruduoja, miškai atrodo apsnūdę.
Juodulė, ar moki žaisti šachmatais? Na nesišaipyk, branguti, klausiu rimtai. Mat, kai dabar žaidėme, tu stebėjimus tarsi viską suprasdamas, o man pasakius šachas murktelėjai. Ką ir besakysi, gražus buvo šachas. Ir aš, Juodulė, tikrai būčiau laimėjusi, jei ne tas bjaurus žirgas. Atšuoliavo vingiuodamas ir puolė mane. Juodulė, mielas, žaidžiam, kad tu... Negalėčiau papasakoti, ne pusės to, ką Alisa pripindavo, pradėdavo savo numylėtų žodžių žaidžiam. Vakar jie ilgiausiai prasiginčijo su seserimi, vien tik dėl to, kad pasakė, žaidžiam, kad mes karaliai ir karalienės. Mėgstanti tikslumą sesuo ėmė spiriotis, jos negalinčios būti karaliai ir karalienės, nes esančios tik dvi. Priremta prie sienos Alisa sušuko, nu tai tu būk viena jų, o aš kas liko? Kartą ji nejuokais išgazdino savo auklę, staiga sušukusi ją į ausį. Auklė, žaidžiam, kad aš išbadėjusi hieną, o tu kaulas. Bet grįžkime prie Alisos pokalbio su kačiuku. Juodulė, žaidžiam, kad tu juodoji karalienė. Man regis, jei atsisėstum ir sukryžiuotum rankas, būtum visai kaip jie. Na pabandyk, būk gerutis. Alisa paėmė nuo stalo juodąją karalienę ir pastatė priešais kačiuką, kad tas nusižiūrėtų, ką reikia daryti. Tačiau nieko neišėjo, pasak Alisos, tik dėl to, kad kačiukas nesudėjo kaip reikiant kojyčių. Todėl norėdama nubausti kačiuką, Alisa iškėlė jį prieš veidrodį, tegu pasižiūri, koks ožiuotas. Jei tuoj pat nepasitaisysi, pridūrė ji, aš įmesiu tave į namą už veidrodžio. Ar patiktų? Žinai, Juodulė, jei neplepėtum tiek daug, o pasiklausytum, aš papasakočiau tau, kaip įsivaizduoju tą namą. Kambarys, kuris matyti veidrodyje, yra visa toks pat kaip mūsų svetainė, tik baldai priešingai sustatyti. Užlipus ant kėdės, matau jį visą, išskyrus mažą kamputį už židinio. Ak, kad galėčiau pažvelgti ir į tą kamputį. Baisiai įdomu, ar žiemą veidrodyje kūrenasi ugnis? Šito niekaip žmogus nesuprasi. Tik kai mūsų židinys ima rūkti, dūmai matyti yra name kambaryje. Bet gal čia kokia apgaulė, kad visi manytų ten ugnį esant. Na, o knygos panašios į mūsų. Tik žodžiai iš kito galo parašyti. Aš žinau, nes kartą buvau priglaudusi vieną knygą prie veidrodžio. Tada aname kambaryje taip pat kažkas priglaudė savo knygą. Ar tau, Juodulė, patiktų gyventi veidrodžio name? Kažin ar ten duotų tau pieno? O gal veidrodžio pienas netinka lakti? Šit, Juodulė, ten toliau koridorius. Jei plačiai atversi mūsų svetainės duris, išvysi veidrodžio koridoriaus lopelį. Žiūrėk. Jis labai panašus į mūsiškį, bet toliau, kur nematyti, gali būti visai kitoks. Ak, Juodulė, kaip būtų puiku, jei galėtume patekti į namą veidrodyje. Ten be abejo pilna nuostabiausių dalykų. Įsivaizduok, kad taip nors ten pakliūvam. Žaidžiam, kad stiklas virsta švelniu šydu ir mudu prasmunkam pro jį. O jis iš tiesų darosi panašus į miglą. Visai nesunku bus praeiti. Šitai sakydama, Alisa jau buvo užsirepečkojus ant židinio, nors ne pati nepajuto, kaip ten atsidūrė. Veidrodis iš tikrųjų ėmė tirpti, nelyginant sidabrinis rūkas. Dar akimirką, ir Alisa prasmukusi pro stiklą lengvai nušoko į veidrodžio kambarį. Pirmiausiai jį pasižiūrėjo, ar kūrenasi židinys, ir labai apsidžiaugė, radusi tikrą, taip pat smagiai kaip ir jų židinyje traškančią ugnį. Čia bus šilta, kaip ir namuose, pamanė ji. Dargi šilčiau, nes niekas manęs nevarys nuo ugnies. Tai bus juoko, kai namiškiai pamatys mane čia, veidrodyje, o negalės pasiekti. Alisa ėmė dairytis ir nusprendė, kad tai, kas matyti iš senojo kambario, visai paprasta ir neįdomu. Bet visa kita neapsakomai skiriasi. Pavyzdžiui, paveikslai ant sienos šalia židinio atrodo kaip gyvi, o laikrodis ant židinio atbrailos. Žinote, veidrodyje matyti tik užpakalinėje pusę. Netgi turi senioko veidą, kuris išsišiepė jai. Šis kambarys netoks tvarkingas kaip anas, pamanė Alisa, pastebėjus keletą šachmatų figūrėlių židinio pelenose. Bet tučtoje apstulbusi iš nuostabos parpuolė keturpėsčią ir ėmė jas apžiūrinėti. Šachmatų figūros vaikštinėjo susikibusios poromis. Štai juodasis karalius ir juodoji karalienė, sušnabždėjo Alisa. Mat bijojo jos išgazdinti. O ten baltasis karalius ir baltoji karalienė sėdi ant semtuvėlio krašto.
Antai 2 bokštai drožė susikibę už parankių. Tikriausiai jie manęs negirdi, sušnabždėjo Alisa prisikišus dar arčiau. Aš beveik tikra, kad jie manęs nemato. Jaučiuosi tarsi nematoma būčiau. Tuo metu kažkas ėmė cypti ant stalo Alisai už nugaros ir mergaitė atsigręžė kaip tik laiku. Ji pamatė, kaip pargriuvo vienas baltasis pėstininkas ir ėmė spardytis. Net išsižiojusi iš smalsumo, Alisa žiūrėjo, kas bus toliau. Mano vaikelio balsas, sušuko baltoji karalienė. Ir galvotrukčiais puolė pro karalių, net partrenkė į pelenus. Mano brangiausia lelėjėlė, mano karališkoji katytė. Ir jį ėmė greitai repečkotis židinio grotelėmis. Karališkoji rėksnė, burptelėjo karalius, trindamas užgautą nosį. Nenuostabu, kad jis šiek tiek širdo ant karalienės, nes išsipelenavo nuo galvos iki kojų. Alisa baisiai norėjo padėti vargšai lelėjėliai, nes ši vos neplyšo berėkdama. Todėl pastvėrė karalienę ir pastatė ant stalo šalia klykiančios dukrytės. Karalienė uždusus susmuko. Greita kelionė oru visai užgniaužė į kvapą ir kurį laiką ji nieko negalėjo daryti, tik tylomis glėveščiavo lelijėlę. O kai truputį atsitokėjo, šūktelėjo baltajam karaliui, kuris susiraukęs sėdėjo pelenuose. Saugokis ugnikalnio! Kokio ugnikalnio, paklausė karalius ir išsigandęs pažvelgė į ugnį, tarsi manytų ugnikalnį ten esant. Mane, kad sviedė, prašvokštė karalienė, vis dar negalėdama atgauti kvapą. Žiūrėk, kad eitum įprastų keliu, kad tavęs neišmestų į orą. Alisa stebėjo, kai baltasis karalius vargais negalais ropštėsi nuo virbo prie virbo ir neiškentusi pasakė. Na, jei žengsi tokiu greičiu, praeis marios laiko, kol pasieksi stalą. Verčiau to padėsiu, gerai? Bet karalius visai jos nepaisė. Aišku, jis Alisos nei matė, nei girdėjo. Alisa labai atsargiai paėmė jį ir pradėjo kelti, bet lėčiau negu karalienė, kad neuždustų. Prieš statydama ant stalo, pagalvojo, kad būtų ne pro šalį truputį nudulkinti. Jau labai jis išsipelenavęs. Vėliau Alisa pasakojo, kad kaip gyva nebuvo mačiusi tokio veido, kokį nutaisė karalius, pasijutęs laikomas ore nematomos rankos ir švarinamas. Jis buvo per daug apstulbęs ir nebegalėjo rėkti. Tik jo akys ir burna tolydžio didėjo ir apvalėjo, o Alisa nesverdama juoku vos neišmetė karaliaus ant grindų. Oi, tik malonėk taip nesivaipyti, sušuko jį visiškai užmiršusi, kad karalius jos negirdi. Taip mane juokini, kad vos galiu patį nuturėti. Ir neišsižiok taip plačiai, visi pelenai pateks į burną. Na, regis, dabar esi jau švarus, pridūrė Alisa, sugloščiusi jam plaukus ir pastačiusi karalių ant stalo šalia karalienės. Ta pačią akimirką karalius parkrito paslikas ant nugaros ir tysojo nekrutėdamas. Alisa truputį išsigando. Ką ji bus pridariusi? Ir puolė ieškoti kambaryje vandens, norėdama apšlakstyti karalių. Deja, nieko nerado, tik rašalo buteliuką. Kai juo nešina sugrįžo pas karalių, šis jau buvo atsipeikėjęs ir baigščiai kuždėjosi su karalienė. Taip tyliai, kad Alisa vos galėjo suprasti, ką ją kalba. Karalius šnabždėjo. Patikėk, brangutė, iš siaubo man net žandenos pasišiaušė. Karalienė atšovė. Neturi jokių žandenų. Kokia klaikė akimirka, vapėjo karalius. Niekad nepamiršiu. Pamirši, atrėžė karalienė, jei neužsirašysi. Nepaprastai susidomėjusi Alisa žiūrėjo, kaip karalius išsitraukė iš kišenės milžinišką užrašų knygą ir ėmė rašyti. Staiga Alisai šovė į galvą viena mintis. Ji nutvėrė karaliaus pieštuko galą, kyšantį virš jo peties, ir pradėjo vedžioti. Vargšas karalius, susikremtęs ir nelaimingas, kurį laiką grūmėsi su pieštuku tylomis, bet Alisa buvo už jį stipresnė. Pagaliau jis uždusęs prašvokštė. Brangutė, man tikrai reikia plonesnio pieštuko. Su šituo niekaip negaliu susidoroti. Rašo visokiausius dalykus, kurių neketinau. Kokius visokiausius dalykus? Paklausė karalienė, žiūrėdama į knygą, kurioje Alisa buvo užrašiusi. Baltasis žirgas sliuogia žarsteklių žemyn. Jis vos išlaiko pusiausvyrą. Betgi čia ne tavo išgyvenimai. Netoli Alisos ant stalo gulėjo knyga. Nenuleisdama akių nuo baltojo karaliaus, mat vis dar nerimavo ir laikė paruoštą rašalo buteliuką, kad turėtų kuo pašlakstyti, jei tas vėl apalptų. Ji ėmė vartyti puslapius, ieškodama, kur galėtų pasiskaityti. Čia parašyta man nesuprantama kalba, tarė savo Alisa. Kurį laiką jis suko galvą nieko negalėdama suprasti.
Bet pagaliau jai šovė išganinga mintis. Juk čia veidrodžio knyga. Jei laikysiu ją prieš veidrodį, žodžiai eis įprasta tvarka. Štai kokį eilėraštį perskaitė Alisa. Taukšlys. Lankšliauja bukai pietspirgai, sau graštėsi ant prieplatės. Greitai runelaiši šluotpukai, šmulydę čiukai švilpa čiaublės. Tu taukšlio saugokis sūnau, jo žnyplių ir kandžių nasrų. Venk plast paukščio, aš manau, taip pat ir aitvarų. Pagriebęs kardą kirskidurk, jis vijos prieš atkakliai, sustojo po medžiu kažkur, mąstydamas giliai. Ir kai jis mąstė ne juokais, liepsnojančiom akim taukšlys, atskrido švilpdamas miškais ir šnypštė kaip kvailys. 1-2, ir vėl 1-2. Čia smigo kirsdurka šmuo, nukirtęs galvą jam kardu. Jis grįžo, šokdamas namo. Tu taukšlį įveikiai, sūnau, apglėbsiu aš tave už tai. Kokia diena, plunksnuok, plunksnau, jis džiūgavo karštai. Lankšliauja, bukai pietspirgai, sau graštėsi ant prieplatės. Greit runelaiši šluotpukai, šmulydę čiukai švilpa čiaublės. Atrodo labai gražus, perskaičiusi tarė Alisa, bet gana sunku suprasti. Matai, ji nenorėjo net savo prisipažinti, kad ničnieko nesuprato. Šiaip jis sukėlė man daug minčių, tik nelabai susigraibau kokių. Vis dėlto aišku, kad kažkas kažką užmušė. Bet pala, toptelėjo Alisai, ir jis staiga pašoko. Jei nepasiskubinsiu, teks grįžti pro veidrodį nepamačius, ko čia daugiau esama. Pirmiausia, apžiūrėsiu sodą. Ji kuo greičiau iškūrė iš kambario ir pasileido laiptais žemyn. Beje, Alisa nebėgo, o pasinaudojo, kaip pati sakė, nauju išradimu nusileisti greitai ir lengvai. Ji tik prisilietė pirštų galiukais prie turėklų ir it plunksnelė nusklendė apačioj net neliesdama kojomis laiptų. Paskui nupleveno koridoriumi. Tai būtų išskriejusi ir pro duris, jei nebūtų nusitvėrusi staktos. Jei jau ėmė truputį svaigti galva nuo tiekos plūduriavimo ore. Todėl ji nudžiugo, pasijutusi vėl paprastai einanti. Antras skyrius. Kalbančių gėlių sodas. Sodas būtų kur kas geriau matyti nuo anos kalvos, tarė savo Alisa, jei pavyktų užkopti jos viršūnę. O štai ir takelis tiesiog į ją. Ne, jis ne ten eina, pasakė jį kiek paėjusi, staigiai vingiuojančių taku. Bet vis dėlto pagaliau turėtų mane ten nuvesti. Ir kaip keistai jis vingiuoja. Kažkoks kamščiatraukis, o ne takas. Na, už šito posūkio tikriausiai bus kalva. Bet ne, takelis suka tiesiai atgal į namus. Na kągi, mėginsim iš naujo. Ir ji mėgino. Ėjo į priekį ir vėl atgal, posūkis už posūkio, bet visą laiką tik sugrįždavo prie namo. O vieną kartą pasukus už kampo, staigiau negu paprastai, Alisa net nespėjo sustoti ir atsimušė į namo sieną. Neverta nė burnos aušinti, prabilo Alisa žiūrėdama į namą, tarsi jis būtų su ja ginčijęsis. Aš dar neketinu grįžti. Žinau, kad tektų vėl eiti pro veidrodį atgal į senąjį kambarį ir tada pasibaigtų visi mano nuotykiai. Tada ryžtingai nusisukusi nuo namo, ji dar kartą nudrožė taku, nusprendusi eiti tiesiai, kol pasieks kalvą. Kurį laiką viskas klojosi gerai ir ji buvo besakanti, šį kartą aš tikrai prieisiu. Bet takas staiga pasisuko, suvingiavo ir Alisa, kaip ji vėliau papasakojo, tuoj pat pasijuto vėl einanti prie namo durų. O, kad tave galas, sušuko Alisa. Niekad nemačiau, kad namas taip painiotųsi po kojomis. Niekad. Tačiau kalva dunksojo prieš akis ir Alisai nieko kito neliko, kaip tik vėl pradėti žygį. Šį kartą ji užėjo didelę gėlių lysvę. Jos vidury augo gluosnis, o pagal kraštą saulutės. Ak, tigrinė lelyja, kreipėsi Alisa į gėlę, grakščiai siūbuojančią nuo vėjo. Kad jūs mokėtumėt kalbėti. Mes mokame, atsiliepė tigrinė lelyja, jei tik atsiranda kas nors vertas pakalbėti. Alisa taip apstulbo, kad negalėjo žodžių ištarti. Sakytum, kas žada būtų jai atėmęs. Kadangi tigrinė lelyja vis tebelingavo, mergaitė vėl prašneko baugščiu balsu, beveik pašnabždomis. Ar visos gėlės moka kalbėti? Taip kaip tu, atsakė tigrinė lelyja, netgi daug garsiau,
Žinai, pirmoms pradėti nemandagu, prakalbo Rožė. Ir aš iš tikrųjų jau laukiau, kada tu prašneksi. Dar pamaniau, iš veido jie atrodo nuovoki, nors gal ir ne per didžiausio proto. Bet esi gražios spalvos, o tai jau šis tas. Spalva nesvarbu, pasakė tigrinė lelija. Jei tik jos žiedlapiai būtų labiau užsirietę, nieko tada negalėtum prikišti. Alisa nemėgo būti kritikuojama, todėl ėmė klausinėti gėlių. Ar nebūna kartais jums baugu čia augti vienoms, niekino neprižiūrimoms? Argi mes vienos? Medis auga tarp mūsų, atsakė Rožė. Kam daugiau iš čia būtų reikalingas? Bet ką medis padarytų, jeigu jums grėstų pavojus, paklausė Alisa. Jis pradėtų labai šakotis, paaiškino Rožė. Dėl to jo visi ir privengė, pridūrė Saulutė. Argi tu šito nežinojai, suriko kita Saulutė ir jos visos ėmė taip plyšoti, kad net oras suvirpo nuo spigių balselių. Nagi nutilkit, sušuko tigrinė lelija, piktai linguodama į šonus ir net drebėdama iš susijaudinimo. Žino, kad negaliu jų pasiekti, tarė jį sunkiai kvėpuodama ir lenkdama virpančią galvą į Alisą. Kitaip nedrįstu taip elgtis. Nesijaudinkit, ramino ją Alisa ir pasilenkus prie saulučių, kurios buvo vėl be pradedančios šaukti, sušnabždėjo. Jei neprikasit liežuvių, aš jūs nuskinsiu. Iš karto stojo tyla ir kelios rausvos saulutės pabalo. Taip joms ir reikia, pasakė tigrinė lelija. Saulutės visų bjauriausios. Tik viena išsižios, tuo ir kitos ėma rėkauti. Nuo jų triukšmo galima kaip mat nuvysti. Kaip čia yra, kad jūs visos mokate taip gerai kalbėti? Paklausė Alisa, tikėdamasi pagirimu ją pralinksminti. Esu buvusi daugelyje sodų, bet ne viena gėlė ten negalėjo nė žodžių ištarti. Padėk ranką ant žemės, pačiupinėk ją, pasakė tigrinė lelija. Tada suprasi. Alisa taip ir padarė. Labai kieta, pasakė, bet aš nesuprantu. Kuo čia dėta žemė, kad jūs mokate kalbėti? Daugumoje sodų, paaiškino raudonoji lelija, lysvės minkštos lyg patalai ir gėlės visą laiką miega. Paaiškinimas atrodė nepaprastai įtikinantis ir Alisa liko labai patenkinta sužinojus. Niekad apie tai anksčiau nepagalvojau, tarėjai. Man regis, tu iš viso negalvoji, išpyškino Rožė gana griežtai. Kaip gyva nesu mačiusi tokios kvaišelės, prašneko Žibutė, bet taip netikėtai, kad Alisa net pašoko. Mat Žibutė iki šiol visai nebuvo atvėrusi burnos. Prikask liežuvį, sušuko tigrinė lelija. Tarsi tu iš viso ką nors būtum mačiusi. Knarki savo galvą lapais užsiklojusi, o kas dedasi pasaulyje, žinai, nedaugiau už kokį pumpurą. Ar dar yra žmonių sode be manęs, paklausė Alisa, nenuleisdama negirdomis Rožės žodžius. Yra sode viena gėlė, gebanti vaikščioti kaip ir tu, atsakė Rožė. Norėčiau sužinoti, kaip tu tai darai. To visada reikia viską žinoti, įsiterpė tigrinė lelija. Bet ji vešlesnė už tave. Ar mes panašios? Nudžiugusi paklausė Alisa, nes jai tinktelėjo, kažkur sode yra kita maža mergaitė. Na, ji tokia pat dramblota kaip ir tu, tęsė Rožė, tik tamsesnė ir regis jos žiedlapiai trumpesni. Jos žiedlapiai trumpi, beveik kaip Jurgino, įsikišo tigrinė lelija. Ir taip nekaro kaip tavieji. Bet čia ne tavo kaltė, maloniai pridūrė Rožė. Tu pradedi vysti, o tada, žinai, niekaip neužlaikysi žiedlapių tvarkingai. Alisai tokie išvedžiojimai visiškai nepatiko. Taigi norėdama pakeisti kalbą, jį paklausė. O kada jį čia ateina? Ko gero greitai ją išvysė, atsakė Rožė. Ji iš spigliuočių turi 9 spiglius. O kur tie jos spigliai? Alisa suėmė smalsumas. Kur? Nagi aplink galvą, paaiškino Rožė. Aš dar stebėjausi, kodėl tu nebeturi bent keleto. Maniau tokią madą pas jūs esant. Ateina, sušuko Pentinius. Girdžiu jas žingsnius. Tuk per žvyrą. Alisa greitai atsisuko ir pamatė juodąją karalienę. Ji gerokai paūgėjusi, nusistebėjo Alisa. Ir iš tikrųjų, karalienė buvo daug didesnė. Kai Alisa pirmą kartą ją rado pelenuose, ji buvo tik 3 colių aukščio. O štai dabar jau pusę galvos aukštesnė už pačią Alisą. Tai dėl gryno oro, paaiškino Rožė. Nuostabiai puikus čia oras. Eisiu jos pasitikti, tarė Alisa. Mat nors su gėlėm buvo gan įdomu, kur kas puikiau būtų šnektelėti su tikra karalienė. Tu jos nesutiksi, pasakė Rožė. Patarčiau eiti kitu keliu. Patarimas Alisai pasirodė visai kvailas, todėl nieko nesakius, jį pasuko juodosios karalienės link.
Alisa be galo nustebo, kai karalienė bematant dingo iš akių, o ji pati pasijuto vėl einanti prie durų. Gerokai suirzusi jį pasuko atgal. Visur apieškojusi karalienės ir pagaliau išvydusi ją tolumoje, nusprendė šį kartą kitaip padaryti – eiti į priešingą pusę. Pasisekė kuo puikiausiai. Kiek paėjus, Alisa akis į akį susidūrė su juodąja karalienė, o už jos buvo matyti kalva, į kurią ji pirma taip ilgai taikė. Iš kur tu? Paklausė juodoji karalienė. Ir kur eini? Žiūrėk, kalbėk gražiai ir nemakaluok visą laiką pirštais. Alisa įsidėmėjo visas pastabas ir kiek galėdama gražiau paaiškino, kad pametė kelią. Nesuprantu, ką turi galvoje, sakydama pamečiau kelią, išdrožė karalienė. Ar tu jį turėjai? Visi čia esantys keliai priklauso man. Beje, ko tu čia atėjai? Pridūrė kiek malonesniu balsu. Kol galvoji, ką sakyti, daryk reveransą, taip laimėsi laiko. Alisa šiek tiek nustebo, bet kupina pagarbos karalieniai nedrįso nepatikėti. Reikės pamėginti namuose, pamanė Alisa, kai vėluosiu pietų. Jau metas tau atsakyti, tarė karalienė, žiūrėdama į savo laikrodį. Kalbėdama išsižiok truputį plačiau ir tarpais vis pridurk, jūsų didenybė. Aš tik norėjau pasižiūrėti sodo, jūsų didenybė. A, gerai, karalienė patapšnojo Alisai galvą, kas mergaitai visai nepatiko. Tu sakai sodas, bet aš esu mačiusi sodų, su kuriais lyginant šis atrodytų dykuma. Alisa nedrįso ginčytis, tik pridūrė, stengiausi surasti kelią į anos kalvos viršūnę. Tu sakai kalva, pertarė karalienė, bet aš galėčiau tau parodyti kalvų, su kuriomis lyginant šitą pavadintum slėniu. Nepavadinčiau, atšovė Alisa, pati stebėdamasi ėmusi pagaliau prieštrauti. Kalva negali būti slėnis. Tai būtų nesąmonė. Juodoji karalienė papurtė galvą. Jei nori, vadink nesąmonę, tarė ji, bet aš esu girdėjusi nesąmonių, su kuriomis lyginant ši būtų griniausia išmintis. Išsigandusi, Alisa vėl padarė reveransą, mat iš karalienės tono spėjo, kad ši truputį įsižeidė. Taip jos ėjo tylėdamos, kol pasiekė tos nedidelės kalvos viršūnę. Kurį laiką Alisa stovėjo netardama nė žodžio, dairydamas į visas puses. Kokį nepaprastai keistą kraštą jį išvydo. Galybė mažų peliukščių tekėjo išilgai, o daugybė žemų žalių gyvatvorių, kurios augo nuo vieno upelio iki kito, dalino žemę į keturkampius laukus. Dievaži, žemė languota, nelyginant didžiulė šachmatų lenta, pagaliau prašneko Alisa. Turėtų kur nors būti ir šachmatų figūrų. O, yra ir jų, pridūrė susižavėjusi, ir jos širdis iš susijaudinimo ėmė smarkiai plakti. Tai tarsi milžiniška šachmatų partija, kurią žaidžia visas pasaulis, jei tik tai yra pasaulis. Oi, kaip linksma, kaip norėčiau būti šachmatų figūra. Kad ir pėstininku, jei tik man būtų leista žaisti. Nors, žinoma, man labiausia patiktų būti karalienė. Tai sakydama, Alisa gana baikščiai pažvelgė į karalienę, bet toji tik maloningai nusišypsojo ir tarė. Tai visai nesunku. Jei nori, gali būti baltosios karalienės pėstininkas, nes lelijėlė dar per jauna žaisti. Tau reikės pradėti nuo antrojo lauko, o kai pasieksi 8-ąjį lauką, būsi karalienė. Kaip tik šią akimirką jos kažkodėl ėmė bėgti. Vėliau tai prisimindama, Alisa niekaip negalėjo suprasti. Kaip ten buvo, kad jos pradėjo lėkti, tik pamena, kad juodvi dūmė susikibusios už rankų ir karalienė skriejo taip greitai, o jai tik rūpėjo neatsilikti. Be to karalienė visą laiką šaukė, greičiau, greičiau! Alisa jau juto negalinti bėgti greičiau, bet buvo tiek uždususi, kad net nevaliojo to pasakyti. Keisčiausia, kad nei medžiai, nei kiti daiktai aplink visai nejudėjo iš vietos, nors ir greitai jos bėgo, atrodė, kad niekas neslenka atgal. Nejaugi visi daiktai juda su mumis kartu, stebėjosi Alisa. O karalienė, tarsi atspėjusi jos mintis, sušuko. Greičiau! Ir nekalbėk! Alisa neketino. Jai atrodė, kad niekad negalės žodžio pasakyti. Taip jai buvo užėmę kvapą. O karalienė vis ragino. Greičiau, greičiau! Ir tempė ją paskui save. Ar mes jau arti? Sunkiai gaudydama orą klausė Alisa. Ar arti? Pakartojo karalienė. Nagi prieš 10 minučių mes praskodėme pro ten. Greičiau! Ir vėl jos lėkė tylėdamos, tik vėjas švilpė ausyse.
ir Alisai dingojosi, kad jai nuplėš plaukus. Na, šaukė karalienė, greičiau, greičiau! Jos lėkė taip greitai, kad atrodė skrieja oro beveik neliesdamos žemės. Bet staiga, kai Alisos jėgos buvo jau visiškai beišsenkančios, jos sustojo. Ir Alisa pasijuto sėdinti ant žemės be žado ir apdujus. Karalienė atrėmė ją į medį ir maloniai tarė: dabar gali truputį pailsėti. Alisa apsidairė ir apstulpo. Tai gražiausia, juk taip ir likom po tuo pačiu medžiu. Viskas taip, kaip ir buvo. Žinoma, atsakė karalienė. O kaip kitaip turėtų būti? Mūsų šalyje, vis dar gaudinama dvasia, žiopčiojo Alisa, paprastai patenki į kokią nors kitą vietą, jei taip ilgai bėgi. Lėta šalis, atsakė karalienė. Čia reikia bėgti kiek įkabini, kad išsilaikytum toje pačioje vietoje. O jei nori patekti kur nors kitur, reikia bėgti mažiausiai 2 greičiau negu mudvi. Tada geriau nemėginsiu, nutarė Alisa. Man visai smagu ir čia. Tik labai karšta ir baisiai gerti norisi. Žinau, ko tu trokšti, maloniai tarė karalienė, imdama iš kišenės mažą dėžutę. Nori sausainio? Nors Alisa sausainio mažiausiai geidė, bet pamanė būsant nemandagu atrėžti ne. Todėl paėmė ir prisiversdama pradėjo krimsti. O, koks jis buvo sausas! Alisai atrodė, kad niekad gyvenime jai negrėsė toks pavojus užspringti. Kol tu gaiviniesi, tarė karalienė, aš išmatuosiu. Ji išsitraukė iš kišeniais coliais sužymėtą kaspiną ir ėmė matuoti žemę, bedžiodama šen bei ten kuoliukus. Už 2 jardų, tarė karalienė, besdama kuoliuką atstumui pažymėti. Aš tau duosiu nurodymus. Gal dar nori sausainio? O ne, ačiū, padėkojo Alisa, vieno visai gana. Tikiuosi, kad troškulį numalšinai, paklausė karalienė. Alisa nežinojo, ką atsakyti, bet laimė karalienė nelaukė atsakymų, o kalbėjo toliau. Už 3 jardų nurodymus pakartosiu, mat bijau, kad nepamirštum. Už 4 jardų aš atsisveikinsiu, o už 5 nueisiu. Per tą laiką visi kuoliukai buvo subedžioti ir Alisa, pastačiusi akis, žiūrėjo, kaip karalienė čia grįžta prie medžio, čia vėl lėtai eina prie kuoliukų. Prie kuoliuko už 2 jardų jie atsisuko ir tarė. Tu žinai, kad pėstininkas pirmu ėjimu eina per 2 laukus. Taigi greitai brauk per 3 lauką, geriausiai traukiniu, ir bematant atsidursi 4. Tas laukas priklauso Dudučiui ir Tutučiui. 5 paprastai vandeniu patvinęs, o 6 kliunkio pliumpio žinioje. Bet ko tu tyli? Aš nežinojau, kad man reikia ką nors sakyti dabar, pralemeno Alisa. Tu turėjai pasakyti, mokė karalienė liūdnu ir priekaištingu balsu. Nepaprastai malonu, kad jūs teikėtės man visą tai paaiškinti. Bet tarkim, kad pasakei. Visas 7 laukas miškas, ten vienas raitelis parodys tau kelią, o 8 lauke mes jau būsime karalienės. Vadinasi, ištisai puotausime ir linksminsimės. Alisa pakilo, padarė reveransą ir vėl atsisėdo. Prie kito kuoliuko karalienė vėl atsigręžė ir tarė. Kai nežinosi, ką sakyti, kalbėk prancūziškai, vaikščiodama kreipk pėdas į šalis ir neužmiršk, kas esi. Šį kartą karalienė nebelaukė Alisos reveranso ir greitai nudrožė vėl prie kito kuoliuko. Čia į paskubomis atsisuko pasakyti sudie ir nuskubėjo prie paskutiniojo. Kaip tai atsitiko, Alisa ir dabar nepasakytų, bet vos priėjusi prie paskutiniojo kuoliuko, karalienė dingo. Nežinia, gal jie ištirpo ore, gal greit nubėgo į mišką. O ji bėga baisiai greitai, pamanė Alisa. Aišku, tik viena. Karalienė išnyko ir tada Alisa prisiminė, kad ji pėstininkas ir kad jai laikas eiti. 3 skyrius. Veidrodžio vabzdžiai. Žinoma, pirmiausia reikia nuodugniai ištyrinėti tą karalystę, per kurią reiks keliauti. Bus labai panašu į geografijos pamoką, pamanė Alisa, stiepdamasi, mat taip tikėjosi galėsianti truputį toliau pamatyti. Didžiosios upės? Nėra jokių. Aukščiausi kalnai? Aš stoviu ant vienintelio, bet vargu ar jis turi kokį pavadinimą. Svarbiausi miestai? Oi, kas ten per vieni renka medų? Tai negali būti bitės. Niekas niekuomet neįžiūrės bitės per mylę. Visi tai žino.
Kiek laiko ji pastovėjo tyliai stebėdama vieną tų padarų, bet triūsianti tarp gėlių ir bekaišiojantį į jas straublį. Visai kaip tikra bitė, pamanė Alisa. Tačiau tai buvo toli gražu ne bitė. Alisa netruko susiprotėti, kad ten dramblys, ir ši mintis iš pradžių ją apstulbino. Tai kokios ten milžiniškos gėlės, tuoj pat pagalvojo Alisa, beveik kaip užmautos ant kotų trobelės su nuimtais stogais. O kokia galybė medaus juose turėtų būti? Bėgsiu žemyn ir... Ne, dabar dar nebėgsiu, sustojo ji, nors jau buvo besileidžianti ir ėmė ieškoti dingsties pasiteisinti dėl staiga ją apėmusio baikštumo. Niekad nereikia eiti prie dramblių be geros ilgos šakos, su kuria galima būtų juos nubaidyti. Tai bus linksma, kai namuose paklausta, kas kaip man patikęs pasivaikščiojimas, aš pasakysiu. O, patiko. Kaip visada jį krestelėjo galvą. Tik ten labai daug dulkių ir karšta. Be to, prie manęs buvo pristoję drambliai. Geriau jau leisiuosi žemyn kitų kelių, tarė ji kiek patylėjusi. O dramblius galėsiu ir vėliau aplankyti. Be to labai noriu patekti į trečiąjį lauką. Taip pasiteisinusi, ji nukurnėjo kalvą žemyn ir peršoko per pirmąjį iš 6 upelių. Prašom bilietus, tarė konduktorius kyštelėjęs galvą pro langą. Bematant visi ištiesė bilietus dydžio kone sulig žmogumi ir vagone neliko vietos. Na, vaikia, parodyk savo bilietą, paprašė konduktorius, rūsčiai žiūrėdamas į Alisą. Daugybė balsų, tarsi choras, pamanė Alisa, sušuko. Neversk jo laukti, vaikia, jo laikas brangus, 1 minutė verta 1000 svarų. Kad aš neturiu bilieto, drebančių balseliu atsakė Alisa. Ten nebuvo kasos, iš kur aš važiuoju. Balsų choras vėl atitarė. Ten nėra vietos kasai, iš kur jį važiuoja. Ten žemės colis vertas 1000 svarų. Nesiteisink, subarė konduktorius. Tada turėjai nusipirkti bilietą iš mašinisto. O balsų choras vėl užtraukė. Iš mašinisto garvežyje, juk vienas garvežio dūmų gūsis vertas 1000 svarų. Nėra ko ginčytis, pamanė Alisa. Šį kartą balsų nebuvo girdėti, nes ji nepratarė nė žodžio. Ir kaip Alisa nustebo, kai visi choru pamanė. Tikiuosi tau aišku, kaip jie pamanė choru, nes man, prisipažinsiu, neaišku. Geriau visai nieko nesakyk, žodis vertas 1000 svarų. Dievaži, tą 1000 svarų aš šiąnakt sapnuosiu, pamanė Alisa. Visą laiką konduktorius žiūrėjo ją iš pradžių per teleskopą, paskui per mikroskopą, o po to per teatrinius žiūronus. Pagaliau prabilo. Tu važiuoji ne į tą pusę. Ir uždaręs langą nudrožė. Toks mažas vaikas, prašneko džentelmenas, apsirengęs balto popieriaus drabužiais, sėdys prieš Alisą. Turėtų žinoti, kur važiuoja, net jei jis nežino savo vardo. Ožys, sėdintis šalia baltai apsirengusio džentelmeno, užsimerkė ir garsiai prabilo. Ji turėtų žinoti kelią į bilietų kasą, net jei abėcėlės nemoko. Šalia ožio buvo įsitaisęs vabalas. Vagonas buvo pilnutėlis keiščiausių keleivių. O kadangi čia visi kalbėjo iš eilės, tai ir jis prikišo savo trigrašį. Ji turės iš čia grįžti bagažo. Alisa negalėjo įžiūrėti, kas sėdėjo už vabalo, bet išgirdo parpent užkimusį balsą. Persėsk į kitą traukinį. Tačiau jis užsikirto ir nutilo. Tikriausiai čia arklys, pamanė Alisa. O nepaprastai tylus balselytis prie pat jos ausies sukuždėjo. Galėtum sueiliuoti kokį juoką iš tų žodžių – arklys ir parplys. Iš tolo pasigildo labai švelnus balsiukas. Ant jos reiktų užklijuoti, žinot, tokią etiketę. Atsargiai, netrankyti, mergytė. Paskui prapliupo kiti balsai. Kokia daugybė keleivių vagone, nusistebėjo Alisa. Jie reikia pasiųsti paštu, nes jos galva kaip ant pašto ženklo. Geriau ją paleisti kaip žinia telegrafu. Tegal jį likusi kelią traukia traukinį. Ir taip toliau. Bet baltų popierium apsitaisęs džentelmenas palinko į priekį ir šnipštelėjo Alisą į ausį. Nepaisyk, ką ją tauškė brangutė, ir kiekvieną kartą tik traukiniui sustojus, pirkis bilietą atgal. Nepirksiu, atšovė Alisa netekusi kantrybės. Aš patekau į šį traukinį atsitiktinai. Ką tik buvau miške ir vėl norėčiau, jei galėčiau ten sugrįžti. Galėtum pajokauti iš tų žodelių. Norėčiau,
Jei galėčiau, kuštelėjo prie ausies tas pats tylus balselytis. Neįkirėk taip, atrėžė Alisa veltui dairydamasi, iš kur tas balselytis sklinda. Jei taip nori juokų, ko pats nesugalvoji. Balselytis giliai atsiduso. Matyt, tas, kuriam jis priklausė, buvo labai nelaimingas ir Alisa būtų kaip nors jį paguodusi, jei vis būtų atsidusęs žmoniškai, pamanė jį. Bet atodusis buvo toks tylutėlis, kad Alisa jo net nebūtų išgirdusi, jei nebūtų atsidūsta prie pat jos ausies. Nuo to atodusio jai taip panižo ausį, kad visai išgaravo iš galvos vargšelio nelaimės. Aš žinau, kad tu man draugas, brangus ir senas draugas. Tu manęs neužgausi, nors aš ir vabzdys, toliau kalbėjo balsiukas. Koks vabzdys? Paklausė šiek tiek išsigandusi Alisa, o iš tiesų ji norėjo sužinoti, ar jis gali įkąsti ar ne. Tik baiminosi, kad tiesiai imti ir paklausti gal ne visai mandagu. Argi tau ne? Pradėjo balsiukas, bet jį užgožė šaižus garvežio švilpimas. Ir visi, Alisa taip pat, išsigandę pašoko. Arklys, kuris buvo iškišęs galvą pro langą, ramiai ją įtraukė ir pranešė. Čia tik upelis, per kurį mes turėsime peršokti. Tai išgirdę, visi atrodo nusiramino. Tik Alisa suėmė baimę, pagalvojus apie šokinėjančius traukinius. Šiaip ar taip jis pristatys mus į 4. lauką, bent tiek, guodėsi Alisa. Po akimirkos jį pajuto vagoną kylant stačiai į orą. Išsigandus griebėsi artimiausio po ranka esančio daikto ir pataikė nusitverti ožį už barzdos. Barzda jai prisilietus pranyko ir Alisa pasijuto sėdinti ramiai po medžiu, o tuo tarpu uodas, tai jis buvo tas vabzdys, su kurio pirma kalbėjosi, suposi ant šakelės kaip tik virš jos galvos ir vedavo ją savo sparneliais. Uodas iš tikrųjų buvo labai didelis, maždaug kaip viščiukas, nusprendė Alisa. Bet kadangi jie jau buvo tiek daug bendravę, Alisa visai jo nebijojo. Argi tau ne visi vabzdžiai patinka? Ramiai tęsė uodas, tarsi nieko kito nebūtų atsitikę. Man patinka tokie, kurie moka kalbėti, atsakė Alisa. Ten, iš kur atėjau, nė vienas nekalba. O kokie tenykščiai vabzdžiai tą labiausiai prie širdies, teiravosi uodas. Man jokie vabzdžiai ne prie širdies, aiškino Alisa, nes jų prisibijau, bent tų didžiųjų. Bet išvardyti kai kuriuos galiu. Jie, žinoma, atsiliepia šaukiami vardais, lyg tarp kitko paklausė uodas. Negirdėjau, kad tai būtų. Tai kokia jiems nauda iš tų vardų, nesuprato uodas, jei jie šaukiami neatsiliepia. Jiems jokios naudos, aiškino Alisa, bet man regis taip patogiau žmonėms, užtat ir davė vabzdžiams vardus. Jei būtų kitaip, tai ne vienas daiktas neturėtų pavadinimo. Nežinau, atsakė uodas. Toli, miško gilumoje, niekas neturi jokių vardų. Tačiau negaišk ir vardink savo vabzdžius. Na, yra toks laumžirgis. Alisa pradėjo skaičiuoti vabzdžius ant pirštų. Aišku, tarė uodas. Pažiūrėk gerai, nepriėjusi nuo krūmo, išvysi laumžirgį sūpuoklį. Jis visas padarytas iš medžio ir supdamasis keliauja nuo šakos ant šakos. O kuo jis minta, užsidegė Alisa smalsumu. Augalų syvais ir pjuvenomis, atsakė uodas. Vardink toliau. Labai susidomėjusi, Alisa apžiūrėjo laumžirgį sūpuoklį ir nusprendė jį esant ką tik perdažytą, nes labai žibėjo ir atrodė lipnus. Po to ėmė vėl vardinti. Yra dar jonvabalis. Ana, pažvelk ten, uodas parodė į tamsų pavėsį ir pamatysi jonvabalį liepsnagalvį. O kuo jis minta, vėl pasidomėjo Alisa. Paparčio žiedo nektarų ir dulkelėmis, atsakė uodas. Tame žiede ir lizdą krauna. Gerokai pasigrožėjus žybčiojančių vabalų, Alisa išmėkštelėjo mintis. Argi ne todėl vabzdžiai taip mėgsta skristi į liepsną, kad nori pavirsti jonvabalio liepsnagalviu? Paskui įvardijo toliau. Yra dar duonvabalis. Va, prie tavo kojų ropoja duonvabalis sviestainis, parodė uodas. Kiek išsigandusi Alisa patraukė kojas. Jo nugara iš duonos plutelės, pilvas sviestinis, o galva cukraus gabalėlis. O kuo jis gyvas? Silpna arbata užbaltinta grietinėlė. Keblus klausimas iškilo Alisai. O jei jis neranda arbatos, kaip tada? Tada jis, žinoma, miršta. Bet juk taip dažnai atsitinka, susirūpino Alisa. Visuomet, atsakė uodas. Alisa nutilo ir susimastė. Tuo tarpu uodas smaginosi zvimdamas ją aplink galvą. Pagaliau jis vėl nutupė ir pasiteiravo.
Tikriausiai nenori prarasti savo vardo. Žinoma, kad ne, sunerimo Alisa. O vis dėlto pagalvok, kaip būtų patogu, jei to pavyktų be jo grįžti namo. Pavyzdžiui, guvernantė nori tave pakviesti mokytis, pradeda ateik čia ir tuoj pat nutyla, nes nėra kaip tave šaukti. O tu, žinoma, nueini, kalbėjo uodas nerūpestingų balsu. Ne, nieko gero iš to neišeitų, atsakė Alisa. Guvernantė nieku gyvų dėl to neatleistų manęs nuo pamokų. Jei pamirštų mano vardą, tai dar šūkteltų. Na, eik! Jei daugiau nieko nepasakytų, galėtum dėtis išgirdusi neik ir žinoma neitum. Tai būtų pokštas, kaip norėčiau, kad iškrėstum jį. Kodėl tu taip nori to pokšto, paklausė Alisa. Tai būtų netikus išdaiga. Bet uodas tik giliai atsiduso ir 2 didelės ašaros nuredėjo skruostais. Nereikia krėsti pokštų, tarė Alisa, jei jie taip spaudžia širdį. Vėl pasigirdo graudus atodusis ir šį kartą atrodė, kad vargšas uodas iškvėpė paskutinę savo dvasią, nes Alisai pažvelgusi viršų, ant šakelės ničnieko nebuvo. Be to jis sušalo taip ilgai besėdėdama, tad pakilo ir nudrožė savo. Netrukus priėjo atvirą lauką, už kurio dunksojo miškas, daug niūresnis už šitą. Alisa prisibijojo ten eiti, tačiau pasvarščiusi, nusprendė traukti pirmyn. Atgal tai tikrai negrįšiu, nutarė ji, nes čia buvo vienintelis kelias į 8. lauką. Tai tikriausiai tas miškas, tarė savo Alisa, kur daiktai neturi pavadinimų. Kažin, kaip bus su mano vardu ten įžengus. Visai nenorėčiau prarasti vardo, net vis tiek turėtų man duoti kitą, o naujas, ko gero, būtų bjaurus. Bet, antra vertus, būtų smagu ieškoti sutvėrimo, kuriam atiteko mano senasis vardas, nelyginant prapuolus šuniui, kai paskelbė per laikraštį. Su variniu antkakliu atsiliepė šaukiamas margiu. Įsivaizduok, šauki kiekvieną sutiktą Alisą, kol kas atsiliepia. Bet kas tau atsišauks? Nebent per kvailumą. Taip tauškėdama, ji priėjo labai vėsų ir skęstantį šešėliuose mišką. Na, šiaip ar taip didelis malonumas, tarė žingsniuodama po medžiais. Sukaitus patekti į kur? Alisa gerokai nustebo, kad negali prisiminti žodžio. Aš norėjau pasakyti, kaip gera atsidurti po tuo, na šitai tau, ji pliaukštelėjo ranką per medžio kamieną. Kažin kaip jis vadinasi? O, juk jis neturi pavadinimo. Tikrai neturi. Akimirką jis stovėjo tylėdama ir galvojo. Po to staiga vėl prašneko. Vadinasi, pagaliau tai iš tikrųjų įvyko. Na kasgi aš esu? Būtinai prisiminsiu. Iš kailio išsinersiu, bet prisiminsiu. Tačiau tvirtas pasiryžimas mažą ką te padėjo. Ilgai sukusi galvą, iš tai, ką te galėjo pasakyti. L. Žinau, kad mano vardas prasideda L raide. Kaip tik tą akimirką pro šalį pėdino elniukas. Jis pažvelgė į Alisą lipšniomis akimis ir regis visai jos nesibaidė. Eikš šen, šnekino Alisa elniuką, siekdama jį paglostyti. Bet elniukas tik pasitraukė truputį atgal ir vėl sustojo žiūrėdamas į ją. Kuo tu vardu? Pagaliau prabilo elniukas. Koks švelnus ir mielas jo balsas. Kada aš žinočiau, atsiduso vargšė Alisa ir atsakė. Šiuo metu neturiu jokio vardo. Pagalvok dar, tarė elniukas. Kaipgi gali būti be vardo? Alisa galvojo, bet nieko neprisiminė. Gal pasakytum, ko tu vardu? Nedrąsiai paklausė jį. Rasi man tai padėtų? Aš pasakysiu, tik paėkim toliau, atsakė elniukas. Čia negaliu prisiminti. Alisa meiliai apglėbė švelnų elniuko kaklą ir taip jie susiglaudę ėjo mišku, kol pasiekė atvirą lauką. Čia elniukas staiga stryktelėjęs išsilaisvino iš Alisos rankų. Aš elniukas, džiaugsmingai šūktelėjo jis. O varge, juk tu, žmogaus vaikas. Gražiose rudose elniuko akise žybtelėjo išgastis ir jis nukūrė, kiek kojas nešė per lauką. Alisa žiūrėjo jam į kandin ir vos neverkė, kaip netikėtai praradus savo mielą bendrakeleivį. Na nieko, bent žinosiu savo vardą, ramino jį save. O tai jau šiokia tokia paguoda. Alisa. Daugiau nebeužmiršiu. O dabar reikia eiti toliau, tik, kažin, pagal kurį keliarodį. Šis klausimas nebuvo labai sunkus išspręsti, nes tik vienas kelias vedė per mišką ir abu kelrodžiai rodė į jį. Apsispręsiu, tarė savo Alisa, kai kelias šakosis
ir keliarodžiai rodys skirtingas kryptis. Bet greitai paaiškėjo, kad galvos kvaršinti jai neteks. Alisa ėjo ir ėjo, nudrožė gerą kelio galą, ir kur tik kelias šakojosi, būtinai stovėjo 2 keliarodžiai, bet abu rodė tą pačią kryptį. Ant vieno buvo užrašyta pas Dudutį, ant kito pas Tututį. Ko gero, pagaliau nusprendė Alisa, jie gyvena tame pačiame name. Keista, kad anksčiau apie tai nepagalvojau. Bet ten negaliu ilgai užtrukti. Tik užeisiu, pasisveikinsiu ir pasiklausiu, kaip išeiti iš šito miško, kad tik pasiekčiau 8 lauką ligi sutemos. Taip Alisa eidama kalbėjosi su savimi, kol kelias staiga pasisuko ir jie užklupo 2 mažiukus dručkius, taip netikėtai, kad nenoromis atšoko atgal. Bet tuoj pat atsitokėjo supratusi, kad jie matyti ir bus Dudutis ir Tututis.